Šis video tau, kad geriau pažintum savo vaiką, apie savivoką ir savivertę. Savęs suvokimas tai yra nuomonė apie save, ką aš gebu ir kaip aš galiu save reikšti. Yra labai svarbu, kad vaikas pažintų, suvoktų savo gebėjimus, savo stipriasias puses. Mes dažnai linkę išaukštinti ir įvertinti gebėjimus, kurie yra apčiuopiami. Tokie kaip sportas, muzika, dailė. Dar mes dažnai orientuojamės į trūkumus, o ne į savybės ir jų pastebėjimą, kurios yra vaikui svarbios. Štai jums praktika, kuri padės labiau išsiaiškinti vaiko stipriasias puses. Paklauskite vaiko, kas yra svarbu ir vertinga jam jo drauguose ir kitose žmonėse. Ir atsakymai bus apie jį, apie tai, kas yra svarbu jam. Vaiko stipriųjų pusių pastebėjimas, iškėlimas augina vaiko savivertę, nes žinodamas savo gebėjimus, vaikas yra labiau motyvuotas veikti ir siekti savo tikslų. Turintis stiprią savivertę vaikas yra atsparesnis kitų žmonių įtakai, nuomoniai, kritikai. Aš, Milda Račiūnaitė, hipnopraktikė, padedu vaikams atpažinti jų gebėjimus ir juos įveiklinti.